Gerbiami klausytojai, primenu, kad čia literatūros akiračiai ir šį kartą su prozininkė Danute Kalinauskaite kalbamės apie naujausią jos novelių knygą Skersvėjų namai. Kviečiu pasiklausyti pokalbio tęsinio. Kaip jūs sakėt, užgyventos, patirtos detalės, daiktai ir taip pat turbūt ir santykiai, ir žmonių charakterio savybės. Ir tai yra labai svarbu, tokie aprašymai irgi. Ir tai labai sukuria tokią atmosferą, jauseną ypatingą. Ir čia kalbantis kažkaip su Valdu Papieviu apie jo naujausią romaną, jis tai aiškino ir tvirtino, kaip svarbiausia jam yra atmosfera, bendra erdvė ir tas siužetas tarsi, jis nėra svarbiausias. Ir aš kažkaip galvodama irgi apie jūsų novelės, tuos tekstus, turbūt atmosfera jums irgi yra labai, labai svarbu. Man yra svarbu, aš suprantu, kad jūs kalbate apie tokį išorinį siužetą, bet kada yra kažkokia tai išorinio siužeto dinamika, tai tekste yra ir tada lengva jį papasakot. Tai dažnai kinematografininkai, tiksliau ne patys kinematografininkai, bet apie juos yra sakoma, kad blogus kūrinius labai lengva ekranizuoti, nes juose visada yra išorinis siužetas. Tikra tokia literatūra, kurioje ir yra tų būsenų ir tokių vidinių dalykų, tokios vidinės linkties, pavyzdžiui, kine parodyti yra labai sunku ar net neįmanoma. Aš atsimenu, buvo atvažiavęs į Vilnių čia britų aktorius Jeremy Ironsas, čia jis vaikščiojo po Vilnių su tais 2 savo šuniukais ir tie šuniukai ilsėdavosi ant prašmatnių stiklių viešbučio sofų, niekas nebardavo. Ir Ironsas davė interviu Lietuvos televizijai, ką mėgsta filmavimo kamera. Filmavimo kamera mėgsta akis, kuriuose yra gyvybė ir kuriuose slypi istorija. Tai čia yra filmavimo kamera kino menas, vaizdų. O literatūros kamera, tai yra žodžių menas, jai gali būti įdomios ir tos akys, kuriuose gyvybė yra užgesusi. Ir tas žmogus, kurio likimas neapdovanojo kokiom nors ypatingom istorijom. Jis gali kalbėti apie jo būsenas, pačius giliausius tokius dalykus vidinius, kur, pavyzdžiui, kine parodyti yra labai sunku, o literatūra į tai smelkėsi. Ir man apskritai yra įdomu, kada ir kituose tekstuose, ir aš pati stengiuosi tai daryti, kai tas tekstas būna keliaklodis, keliaprasmis ir jis kaip svogūnas. Tu nulaupai ten vienus svogūno lukštus ir lieka dar kitas. Sakysim, tas, kur nulaupai pirmasis buvo tas išorinis kažkoks siužetas, ten jo dinamika, paskui kokie nors vidinės linktis, pavyzdžiui, personažų, galų gale kokie nors intertekstiniai dalykai, kurie man labai įdomus ir žavus, kai kalbasi, sakysim, atskiri literatūros kūriniai ir netgi skirtingų epochų, arba, pavyzdžiui, kokie nors lingvistiniai atradimai, ten mano toks buvo S dydis, drabužių dydis S, čia pat tu parašai SS ir tave bloškiai visai kitą epochą, visai kitą realybę, visai kitą matmenį. Tai man gražus ir tokie dalykai. Jūs apie intertekstus prabilot. Atrodo labai svarbu kinas ir be abejo literatūra, ar ne? Tai čia svarbios tokios meno šakos? Man labai svarbios ir kinas, ir dailė taip pat. Aš labai mėgstu tuos Breigelius visus ir mažosius Olandus ir labai mėgstu kiną. Kinas, gal dėl to ir mano ta proza yra tokia vizuali, daug kas sako, nelabai kinematografiška. Aš į kino, kai būna Skenorama arba kino pavasaris, tai aš į tuos einu filmus kaip į tarnybą. Ir taip pat literatūros tie tekstai irgi, tu galvoji apie literatūrą, skaitai apie ją, neišvengiamai kyla visokios aliuzijos, visokios tokios asociacijos, sąsajos ir jos persismelkia į tekstus. Manau, kad tai yra mūsų laiko rašymo toks bruožas. Galbūt anksčiau to mažiau būdavo, pavyzdžiui, Granausko, Apučio arba kokios Bitės Vilimaitės tekstuose, bet dabartinė proza šito yra pilna. Bet ką skaitau, sakysim, ar, pavyzdžiui, kokį nors pasažą Gyčio Norvilo arba kokio kito autoriaus Radvilavičiūtė, pavyzdžiui, arba Sigitas Parulskis, tai tokie dalykai yra ištisai. Ir man jie labai įdomus. Ir istorinių pasažų labai daug, kelionių. Tarkim, ta pirma novelė labai stringa ir iš pradžių kartais atrodo ir sunku susigaudyti, tiek visko daug. Ir sovietinė praeitis, ir Balkanai. Labai svarbus ir tas istorinis kontekstas. Mano vyras yra istorikas ir man nuolatos reikia kokių nors istorinių dalykų. Ir jau jis, kai pamato, kad aš artėju prie jo su klausimu, tai jis nebūna pernelyg laimingas. Nes aš ištisai ko nors klausiu. Man rūpi ir Napoleono laikų, sakysim, tos kariuomenės, kaip jie traukėsi, ar jie iš tikrųjų ten nuėję į tą Vilniaus
universitetą valgė tuos medicininius pavyzdžius, koks tai laipsnis buvo, kaip atrodė jų uniforma, kokios buvo jų sagos. Nuolatos ko nors žiūri, knisiesi, skaitai, googlini, vartai knygas, todėl kad jeigu tokia asociacija kilusi ir tau reikia patikrinti ir reikia tada į tą istorinį laikotarpį įsigyventi. Ta prasme, rašymas labai imlus laiko atžvilgiu. Taip atrodo, kad viskas čia paprasta, lengva, o iš tikrųjų kusliavos tokios būna nemažai. Ir tu turi išsėdėti dalykus, tu čia negali tik tai rašyti, kas ant seilės užėjo, iš to vyžų to pajų. Taip ne, iš tikrųjų tai yra labai daug juodo darbo, labai daug enciklopedinio darbo. Aš visokius svartau augalų žinynus, žemės sandaros formavimosi visokius dalykus, visokius biologinius, geografinius, atmosferinius reiškinius. Visos gyvenimo sferos. Viskam reikia žinių, žinojimo, istorinių taip pat ir netgi po visokius archyvus. Va dabar rašau dalyką, kur man reikės pasiknisti ir archyvuose ir eiti į Mažvydo biblioteką, pasiimti sovietmečio žurnalus, jaunimo gretas, švyturius ir dar kitokius ir prisiminti, kokia dar tuo metu ėjo, kad aš galėčiau galbūt parašyti kelias eilutes. O kai jūs kalbėjote apie intertekstus ir literatūrą ir kas man, pavyzdžiui, čia yra įdomu šitoje knygoje, na jūsų santykis vis iškylantis su lietuvių literatūra, toks ironiškas santykis ir turbūt tai, kas šiaip yra kalbama ir kažko kartais ir pasijuokiama, na ir tie aprašymas, toks sentimentalus kartais stilius arba ir apie eseistiką, na jūs šiek tiek ir su tokia ironija pažvelgėte. Tai kodėl čia buvo svarbu jums tai? Aš į lietuvių literatūrą tai žiūriu su tokia besąlygiška meile. Bet čia yra ir ironijos. Bet čia yra ironija, aš visus atvejus atsimenu, kur aš čia taip jau pasielgiau šitoj knygoj. Čia yra ironija, sakysim, į kokius nors reiškinius, pavyzdžiui, klišes, tokius sentimentalumus, kurių aš tikrai nemėgstu ir aš juos ironizuoju. Čia yra tam tekste žmogus pilnas kersvijų, kur tie baikeriai apie tą peizažą, kuris buvo eksploatuojamas iš tikrųjų lyrikų, ten apie berželius, upės vingius ir taip toliau. Tai tokie dalykai, aš manau, kad čia labai sveika yra ironizuoti. Arba, sakysim, ten apie tą nustekentą pirmąjį asmenį yra nekalčiausia archeologija, kur ten kalbama, kad kodėl turi įmiesi pirmąjį asmenį, jeigu jį beviltiškai nustekenusi lietuviškoji eseistika. Tai literatūros toj erdvėje čia vyko tokia labai diskusija apie tą eseistiką ir apie pirmąjį asmenį. Ir buvo tokia labai ryški tokia nuomonė, kad lietuvių eseistika, kurioje rašoma pirmojo asmeniu, labai kutinėjasi po savo visokius intimus dvasinius ir kad jie toliau savo nosies nieko nemato ir neįsigyvena į kito žmogaus kailį. Tiesiog galbūt kai kurie tokie reiškiniai, kurie man klišės, sentimentai, nuvalkioti dalykai, banalybės, tai jeigu čia ironija jų atžvilgiu, tai sakyčiau, aš galiu tik save pasveikinti. Ką jūs sakėt, na, ta žodis sentimentalumas. Ir kai kalbama apie tokius, na, labai intimius dalykus, žmogaus santykių dalykus, žmogaus vidų, turbūt yra labai sunku ir nenuslysti tą ribą. Nežinau, ar patirėte ją, kad tam tikrą prasme kartais balansuojate, ar nekyla ta mintis, kaip čia nebūti sentimentaliam, nes kartais sentimentalumas yra mūsų kultūroje su tokiu negatyviu ženklu kalbama. Kaip jūs žiūrite? Kiekviename žmoguje gyvena visokie sentimentai, nuo to niekur neišbėgsi. Tu sentimentalus esi savo, ten, sakysim, artimųjų atžvilgių, namų, gimtųjų vietų ir panašių dalykų visokių. Bet literatūroje yra kitas dalykas. Literatūroje aš sentimento tikrai labai nemėgstu. Ir aš juntu, kur aš jau priartėju prie tos ribos ir tada aš visada pokšteliu kokią nors ironiją arba ką nors tokio drastiško ir iš karto neutralizuoju tą galimą tokią sentimentalią vietą. Pajungi tokį kitą registrą. Čia va tas registrų kaitolėjimas, reikia jo tiesiog įvaldyti. Kalba, žodžiai ir manau, kad na, jūs esate viena iš tų šiandien rašančių autorių, kuri labai daug dėmesio skiria kalbai ir žodžių turtingumas. Kažkaip vėlgi atsimenu pokalbį su jaunu autoriumi, Tomu Vaiseta, ir jis kalbėjo, kodėl taip sudėtingai galbūt išreiškia tą mintį, kai tu galėtum visiškai paprastai žodžiais ir taip toliau. Ir jis sakė, kad to reikalauja, na, ta istorija, ta mintis, na, tiesiog stilius to reikalauja, tas tekstas. Tai ir jums taip įsivaizduoju, kad žodžiai, kalba čia yra labai svarbi tokia, na, stilistinė priemonė. Tiesiog aš visiškai sutinku su Tomu Vaiseta, jeigu tekstas to reikalauja, tai, matot, mes esam pripratę prie SMS žinučių, pripratę prie Facebooko postų, kuriuose viskas pageidautina, kad būtų kuo paprasčiau.
Ir tas ėjimas tokio paprastėjimo linkme, jis vyksta labai, labai sparčiai. Ir apskritai mes jau vengiam tokios konkretikos, va tai, ką aš labai mėgstu, sakysim, sakom, ne kokia nors medžio rūšis, bet sakom tiesiog medis, ne koks paukštis, ten volungė, kielė, o tiesiog paukštis, todėl, kad taip yra daug paprasčiau, daug greičiau į tas konkretikas gilintis ir rašant, pavyzdžiui, tam reikia laiko. Ir va dėl to tie žodžiai man jie svarbus labai ir tarp jų pasitaiko ir retesnių žodžių. Aš galėčiau daug pasakyti paprastai ir versti su tuo tokiu baziniu žodžių masyvu, bet tai kas iš to? Literatūra kerta šaką, ant kurios pati sėdi. Kita vertus, nereikia užsižaisti. Teisingai labai sakė Saulius Tomas Kondrotas apie tuos egzotiškus žodžius. Jeigu skaitytojo erzina ir atkreipia dėmesį į tuos tokius ypatingai kažkokius išknistus, nežinia iš kokių klodų žodžius, kurie atkreipia į save dėmesį ir jie tikrai nėra gerai. Ir ta literatūra turbūt jis teisingai sako, kad turi būti kaip vaizdas, kaip švariai nuplautas stiklas, kai tu žiūri ir matai tą vaizdą ir tavęs neerzina kokiu nors žodžiu egzotika. Tai yra tokių rašytojų, neminėsiu pavardžių ir dabar rašančių, kurie su tais žodžiais išradinėja naujus žodžius. Man tai nepatinka, aš nemėgstu to. O daug dirbate su kalba? Ar ieškote tų žodžių, gludinate? Na, dažnai to klausiu poetų, bet čia labai įdomu. Taip, aš meistrauju nemažai, aš turiu šlifuoti, aš galiu perrašyti keliasdešimt kartų vieną sakinį. Tai nereiškia, kad aš jį taip pat per 15 minučių ir perrašau daug kartų. Aš tiesiog grįžtu prie tos man atrodančios nelabai dar sklandžios vietos, aš grįžtu kitą dieną, galiu grįžti po mėnesio ir galiu tą vietą dar pataisyti. Aš tiesiog šlifuoju tuos tekstus, galbūt dėl to, kad esu redaktorė ir labai reikli kitų tekstam ir savo pačios taip pat. Aš labai nemėgstu tokių ir palaidų tokių dalykų, nesumegztų. Tekstas turi būti takus, skaitytojas turi jį lengvai skaityti. Sako rašytoja Danutė Kalinauskaitė. Neseniai pasirodė jos novelių knyga Skersvėjų namai, kurią išleido leidykla Tyto Alba. Tai ir viskas šį kartą literatūros akiračiuose, juos parengiau aš, Raminta Jonikaitė. Patogiu metu šią ir kitas laidas surasite LRT fonotekoje ir mediatekoje. Ačiū, kad klausėtės. Iki.